What up, bitches? Sveiki draugai, 22.04, Martas ir vėl YouTube'ai po tokio ilgo laiko. Manau, jau visi suprantate, kur aš buvau, gal matėte, gal nematėte. Tokių fotografijų. Ten 1,5 metai visi išėjo. Labai per šį laiką pasikeičiau ir tikrai nebesu toks pat, kaip būdavau. Net dabar net kartais pasileidau seną vlogą, tai žiūriu ir toks cringy. Oh my god, kaip vairas lengvai sukas. Oh my god, kaip klaviatūra gerai jaučiasi. Bet kiek čia vietos priekyje. Bet kokie ratukai geri. Jo, tai biški, cringe. Čia yra geras signas, kad tu paaugai, kai tu žiūri į save prieš metus ir cringinį. Tai bičiuliai, ar ką tai reiškia, kad čia Martas bando pranešti, kad tipo jis grįžta į YouTube, ar kaip čia suprasti? Tai aš niekada nenorėjau apleisti YouTube. Taip jau gavosi, kad aš pradėjau tą fotografiją su Kamile. Opa, hebra, opa, žiūrim. Po šitų turėtų būti mūsų. Jo. Eina sako, gerai atrodo. Jo, ir aš pasirinkau sacrificint visą YouTube'ą, tai kad galėčiau tęsti tą projektą. Aš niekada nepamiršau, aš visą laiką norėdavau tą daryti. Ne veltui aš kūriau tą filmą, ir dabar jūs matėte tą trailerį, tą filmą, kuriame jūs pamatysite, kur mes buvome tos visus 1,5 metus. Ne veltui yra 1:30, aš filmavau viską. Ir ten yra pėts kiek medžiagos. Sausio 24 mes žiūrim šitą visą reikalą kartu su manimi kino salėje. Sausio 25 bus YouTube'ai. Taip, manęs klausinėjo Martai, ar ten kitą dieną bus YouTube'ai. Taip, bus YouTube'ai. Bet mes tai iš pradžių pamatysime kino salėje ant big ass ekrano. Fucking kieta, čia toks lifetime experiences. O grįžtant prie YouTube'o, ką Martai dabar čia darys? Nežinau. I'll try something new. Aš įsiaiškinsiu, aš dabar kažkokį bandau naują formatą. Ir aš, iš tikrųjų, visai pasilgau, chebra. Nežinau kaip jūs manęs, gal jau pamiršot, gal ne, bet aš tai visai pasilgau ir aš tikrai žinau, kad aš niekur nedingsiu. Ir I'm staying here, bitches! Not going anywhere. Martas pradeda 2-4 su keiksmažodžiais. Let's fucking go. Svarbiausia, ne su veipukais. Geriau va, body spray. Nice. Jūs neįsivaizduojat, kiek struggle ir kiek kartų man reikėdavo pasižiūrėti medžiagą, būtinai užblurint kažką, kas galėtų būti background, kas yra susijęs su akių fotografija, kad jūs nepamatytumėt iki to trailerio. Net pavyzdžiui, daleiskit dabar ant mano whiteboardo, kurios mes rašomės dažnai visokius planus, ką mes darysime, yra parašyta akių fotografija, ką mes darom, reikia TikToką padaryti. Ir pagaliau aš galiu nebeslėpti, kad ten koks dovanų kuponas gale guli ar dar kažkas čia susijęs su akių fotografija. Tai jaučiu, kad toks akmuo yra gerai nukritęs. Ir jau pagaliau nebereikia slėptis. Kitas fine. Aš atšilinu prie savo setupo, kuris man iki galo nepatinka. Taip, chebra, mes savo naujam būtė Martai, ar jūs užsibaigėt kur pas paskutinis finalinis video? Žinot, mes tai pagalvojom, čia, prasme, naujas Martas, taip sakytų, nes senas tai ne. Kad iš tikrųjų labai yra kartais faina pasilikti kažkokius asmeninius dalykus savo, kartu išgyventi tai su Kamile, o ne visam pasauliui rodyti. Prasme, senas Martas tai nepasakytų. Senas Martas perka bemsą, jisai visiems rodo, kad jisai perka bemsą. Nes kontentas. Bet dabar be abejo aš kitaip truputį mąstau. Yra kartais faina turėti tos asmeninius dalykus savo, nerodyti absoliučiai visko viešo. Tai dėl finalinio būto turo nežinau. Šiandien čia yra mūsų darbo kambarys, kuris iki galo kaip ir neužbaigtas, nes aš dar tiksliai nežinau, ką daryti su juo. Tai matot, čia dirbu, čia yra skraidantis kompas ir lygiai taip pat mano džimas. Man labai patinka sportuoti. Tai va, Martas Stankevičius, a new changed man, grįžta į YouTube'ą. Kaip? I don't fucking know. Išsiaiškinsim kartu, svarbiausia daryti. Dabar jau nebeturiu jokių atmazų ir paslapčių. O gal dar turiu. Bet šiandien tiek, laukim ir žiūrim koks kitas video. Žiūrėkit, 24 kg. Viena ranka. Nežinau, ar toks užsiskaito, bet užsiskaito. Ne, iš tikrųjų dar biškį reikia padirbėti, bet nieko baisaus.